Sveiki visi. Noriu su jumis pasidalinti žodžiu, kuris mano nuomonė yra pakankamai radikalus. Kad vienus sukrėstų, kitus galbūt šokiruotų, galbūt kiti klausys šito žodžio pirmą ir paskutinį kartą ir nebenorės sugrįžti į šitą kanalą. Tačiau jeigu jums pasirodys šitas žodis naudingas, pasidalinkite su kitais. Tai svarbu, pasirodo, YouTube taip lengvai nerasi medžiagos, jeigu jinai nebus kažkokiais algoritmais užbūstinta. Tai vienas iš tų algoritmų yra pasidalinti su kitu. Šis žodis bus iš 2 dalių. Pakankamai ilgas gausis, bet manau, kad vertinga jį būtų perklausyti. Pirmoje dalyje aš noriu adresuoti vieną nukrypimą nuo tiesos Kristaus kūne. Gerai skambantį nukrypimą nuo tiesos, kurį mes priemam už tiesą. Antroji dalyje aš noriu pakalbėti labai trumpai apie tai, kaip mano nuomonė, čia ne giluminiška bus studija, bet mano nuomonė, kaip patenka į Kristaus kūną klaidžiamoksliai. Tema mano žodžio yra meilė sau, kaip mylėti save. Aš tikiu, kad kiekvienas iš jūsų esate šitą išsireiškimą mylėk save girdėję daugybę kartų. Galbūt jums tai skamba tiesiog jau natūralu, kad jo, aišku, reikia mylėti save. Yra tokių išsireiškimų Kristaus kūne, kurie skamba taip gerai, kad mes net nepatikrinę priemam juos už gryną tiesą. Tarsi tai būtų biblinė tiesa, bet padarius studiją mes pamatytumėm ir išsigastumėm iš tikrųjų, kad daugybė skambių frazių, kurios sklando tarp krikščionių, jos nėra biblinės. Jos yra žmogaus sukurtos. Va čia yra baisioji dalis. Jos yra sukurtos kažkokio žmogaus, kuris net nebuvo krikščionis. Ir aš šiandien jums tai įrodysiu. Taigi viena iš, mano nuomonė, labiausiai apgaulingų frazių skamba mylėk save. Dabar aš pasakysiu, ką aš turiu omeny ir tas mano pasakymas truputį ne minutę užtruks, tai kantrybės. Išklausykite iki galo, kol prieš darydami išvadas. Taigi mes dažnai iš sielovadininkų arba konsultantų arba apskritai kabutėse apsiskaičiusių krikščionių mes girdime tokią frazę. Prieš mylint kitą, pirmiausia išmok mylėti save. Amen? Aš amen ant to nesakau. Aš tuom netikiu. Prieš mylint kitą, pirmiausia išmok mylėti save. Aš noriu adresuoti būtent šitą teiginį ir aš jums įrodysiu, kad šitas teiginys nėra biblinis. Bet po truputį. Judėkime į priekį po truputį. Tai ką aš padariau ir padarius išsigandau. Aš nuėjau į Google ir pradėjau ieškoti frazės, angliškai paprasčiausiai, first love yourself. Pirmiausia, mylėk save. Aš galvojau, kad, čia bus paranojiškas kažkoksai ieškojimas, nuotykis internete, nieko aš nerasiu ir viskas tom užsibaigs ir reikės tiesiog pripažinti tiesą, kad matyt, aš, Eglė, nemoku mylėti savęs, dėl to mane šita tiesa taip ir erzina. Bet tai, ką aš atradau, mane išgąsdino, nes mes esam taip giliai krikščionybėje nebebudrus, kad mes įsileidžiame tokius nekrikščioniškus, nebiblinius, gerai skambančius svambalus, patys pamatysite. Taigi, krikščionys konsultantai arba sielovadininkai, jie dažnai gali pasakyti tokias frazes. Dabar aš pasakysiu frazes, kurios randamos yra ir krikščioniškoje sielovadui, ir tiesiog paprastoj pasaulietiniai terapijai, psichologijai. Tai pavyzdžiui, priimk save tokį, koks esi, pažink save, leisk laiką su savimi, rūpinkis savimi, lepink savo kūną, didžiuokis savo išskirtinumu, sakyk savo komplimentus ir panašiai. Pabandykime kiekvieną iš šitų teiginių pakeisti biblinę tiesą. Pavyzdžiui, priimk save tokį, koks esi. Biblija mums duoda suprast, kad įtikėjus, tavo darbas nuo šiol yra keistis į Kristaus paveikslą. Vadinasi, tu negali tiesiog priimti savęs, kokio esi, nuleisti rankas ir viskas. Ir su to tiesiog džiaugtis savimi ir suprasti, kad tu visą likusį gyvenimą toks būsi, turi save tokį mylėti. Biblija liepia realiai keistis į naują atvaizdą. Pažink save. Biblija aiškiai sako, pažink Dievą. Leisk laiką su savimi. Sprendžiant iš psalmių, laiką reikėtų leisti su Dievu.
Keliesi 5 kartus per naktį, bent jau Dovydas taip darydavo, ne tam, kad pabūti su savimi, o tam, kad būti su Dievu. Rūpinkis savimi. Toliau mes pasižiūrėsime konkrečias Biblijos vietas, kur sako atvirkščiai, čia aš dabar nesakysiu. Arba pasakysiu tiesiog, sako atsižadėti savęs. Palepint save. Tokio teiginio net nes prieštaringas teiginys būtų, tarkim, bausk save, bet ir tokio teiginio nėra. Bet apie lepinimą juolab nerasite jokios rašto vietos. Didžiuokis savo išskirtinumu. Ši čia ilga tema, bet aš manau, mes turėtumėm Naujajame testamente atkreipti dėmesį, kad kalba eina ne apie išskirtinumus kiekvieno, o apie vieną bendrą pašaukimą, tai yra panašėjimą į vieną galvą, į vieną Kristų. Žinoma, galima kalbėti apie išskirtinumus Kristaus kūne, vienas yra kaip akis, kitas ausis, kitas mažas pirštas, kitas didelis pirštas. Tai čia yra funkcijos Kristaus kūne, bet tai nėra tavo išskirtinumas. Sakyk savo komplimentus. Artimiausias, ką galima būtų bibliškai pasakyti, tai sakyk savo tiesą. Nes komplimentas yra pataikavimas, o kartais komplimentas tiesiog nėra tiesa. Tai bibliškai reikėtų sakyti, sakyk savo tiesą. Atsiversk Dievo žodį, pasižiūrėk, ką Dievas yra numatęs išgelbėtam žmogui ir tą tiesą savo sakyk. Ir vietomis tai neskambės kaip komplimentas, bet tai skambės kaip paraginimas, padrąsinimas, išpažinimas tiesos, kuri ims keisti tavo gyvenime. Jeigu pasaulietiniai psichologijai tai tinka, aš nuoširdžiai esu įsitikinus, kad biblinėje krikščionybėje tokios frazės neturi vietos. Bet eikim toliau. Kadangi krikščionys konsultantai ir pasaulietiniai konsultantai, jie kartu su tokiom tiesom, jie duoda ir daug gerų patarimų, kurie yra praktiniai patarimai iš tikrųjų. Sako, nubrėžk ribas, nelygink savęs su kitais, nusistatyk pasiekiamus tikslus ir panašiai. Yra gerų praktinių patarimų. Jeigu kiekvieną iš jų mes pamėgintumėm atrasti Biblijoje, aš tikiu, kad iš jų 50% mes galbūt ir rastumėme biblinį atitikmenį. Tačiau tik aš manau, kad gali būti procentas net mažesnis. Tada einam toliau. Tikiuosi, kad tai, ką aš dabar paskaitysiu, jūs truputėlį subudrins, gal neišgąsdins, tikiuosi. Toks išsireiškimas FLY, angliškai pasakiau raidės, FLE ilgoji, angliškas terminas, first love yourself. Pabandykite įvesti F.L.I ilgoji taškas į Google. Tai yra didelis trendas. Čia nėra krikščioniška tiesa, kur yra tik mums krikščionėms artima. Tai yra visam pasauliui, iki pat visų ekstremalių kraštutinumų, tai visiems priimtina tiesa. Visi nori save mylėti, arba visi nori įsitikinti, kad save mylėti yra labai svarbu. Ir dabar sentencijos. Pirmiausia, mylėk save, nes su šiuo asmeniu praleisi visą likusį gyvenimą. Arba, pirmiausia, mylėk save, o viskas kitas susitvarkys savaime. Tai žodžiu, jei turi problemų, tu pirmiausia mylėk save, o tos problemos santykiuose, darbe ar kažkur kitur savaime susitvarkys. Aš atsimenu Biblijoje kažkada skaičiau panašiai skambančią eilutę. Pirmiausia, ieškok Dievo karalystės, o visas kita bus pridėta. Bet ne, mes sakom, pirmiausia, mylėk save, o viskas kitas susitvarkys savaime. Dar viena sentencija. Gali ieškoti po visą pasaulį žmogaus, kuris labiau nusipelno meilės už tave ir tokio nerasi. Labai kilni frazė. Ir dar viena. Pažinti savo kūną yra meilė savo pradžia. Tai čia mes kalbam apie intuityvų maitinimąsi, apie įvairias dietas, mylėjimą, rūpinimąsi savo kūnu. Pažinti savo kūną yra meilė savo pradžia. Iš tikrųjų, jeigu tu nori mylėti save, tu faktas, turi pasirūpinti savo kūnu visais įmanomais geriausiais būdais, skiriant visus įmanomus finansus, laiką, visus vitaminus, geriausius maistus, gaminti savo, tikrai skirti laiko, surasti
receptus, pačius geriausius, skirti laiko išmokti gerą maistą savo pasigaminti. Tai yra, pažinti savo kūną yra meilė savo pradžia. Taigi, visas šitas prieš tai išvardintas mano sentencijas, frazės, citatas, spėkit, kas jas pasakė. Buda. Tai yra Budos, budizmo, iš budizmo ateinančios frazės. Tai autorius Buda. Jeigu tai dar nešokiruoja nei trupučio, tada eikime truputėlį toliau. Aš ne vieną kartą esu girdėjus šią frazę ir buvau beveik patikėjus ją, bet gerai, kad galima rasti Google'e pasirodo jos autorių. Šią frazę girdėjau kaip krikščionišką tiesą ir beveik aš būčiau pasakiusi, kad, gal ne biblinė, bet tikrai krikščioniška tiesa. Tai yra savęs pažinimas yra išminties pradžia. Reiškia, pažinsi save, tu būsi išmintingas. Santykiuose, bendravime, tau reikia save pažinti pirmiausia. Savęs pažinimas yra išminties pradžia. Biblijoje visi kuo puikiausiai žinom atmintinai šitą eilutę. Kas yra išminties pradžia pagal Dievo žodį? Šitas šaltinis, asmuo ar grupė ar šaltinis, sako, kad save pažįstant, tu tapsi išmintingu. Biblija sako, kad išminties pradžia yra kas? Taip, Dievo baimė. Dievo baimė yra išminties pradžia. Dievo baimės be Dievo pažinimo, matyt, aš ir net ir neįsivaizduoju. Dievo baimė ir pažinimas turi eiti koja kojon teisingai. Nes tu pažindamas Dievą, jo didybę, tavyje auga Dievo baimė šitam asmeniui. Tai vadinasi, galime sakyti, kad Dievo baimė ir jo pažinimas yra išminties pradžia. Tai ką mums reikia pažinti, kad mes įgytumėm išminties? Ar save, ar Dievą? Čia klausimas retorinis. Ir tada atidengsiu, kas pasakė šitas mintis. Savęs pažinimas yra išminties pradžia yra Aristotelio mintis. Aristotelio filosofo mintis. Ir dar pabaigai šitai mažam skyreliui. Čia ne ta pirma dalis, apie kurią kalbėjau, čia tik tai pirmos dalies pirmas gabalėlis. Pabaigai pasakysiu štai ką. Yra toksai judėjimas, vadinasi movement, savęs mylėjimo judėjimas. Taip ir parašyta. Tai vadinasi, jie save apibūdina. Galbūt įvardinsiu dar tiksliau, tai reiškiasi meilės sau judėjimas. Tai angliškai skambėtų self-love movement, tai meilės sau judėjimas. Ir jie apibūdina save taip, kad tai yra galinga socialinė platforma žmonėms jaustis priimtiems ir mylimiems, atsiprašau. Ir kaip jie apibūdina tą meilę sau, tai yra veiksmas, tai gerovės sau siekimas, laimė, tai gera savijauta. Ir kada tu tą savo savijautą ir savo gerovę ir savo laimę statai pirmiau kitų gerovės, laimės ir panašiai. Ir dar prie šio judėjimo yra pridėta, prie misijos apibrėžimo, apibūdinimo pridėta, kad šitų dalykų labai trūksta šiuolaikinėje visuomenėje. Tai reiškia pirmiau rūpinimosi savimi, savęs pažinimo, savęs mylėjimo, priėmimo. To labai trūksta šiuolaikinėje visuomenėje, pasak jų. Kad visi taip savęs nekenčia, pilnas TikTokas, Instagramas, Facebookas, šortų, auglių ir jaunuolių, kurie realiai gėrisi savimi. Ir dar yra kalbama, kad šiuolaikinėje visuomenėje trūksta meilės sau. O dabar biblinė vieta, ištrauka iš Biblijos, kuri kalba būtent apie tai, kaip reikia mylėti save. Antras laiškas Timotiejui 3 skyrius nuo 1 eilutės. Paulius sako Timotiejui, žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkus laikai, nes žmonės bus, savimilos, angliškai skamba lovers of self, tai savo paties meilužiai galima taip išversti būtų, jeigu kitoks vertimas būtų. Taip pat, kad jie bus pinigų mylėtojai, pagirūnai, išdidūs, pikžodžiautojai, neklusnus tėvams, nedėkingi, nešventi, nemylintis, nesutaikomi, šmeižikai, nesivaldantys, šiurkštus, nekenčiantys to, kas gera, išdavikai, akiplėšos, pasipūtėliai,
labiau mylintys malonumus negu Dievą, turintys devotumo išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos. Šalinkis tokių žmonių, sako Paulius Timotiejui. Jis nesako Timotiejui, priimk juos, priimk, mylėk, pakelk. Ne, jis sako, šalinkis tokių žmonių. Tai dabar pasižiūrėkime, čia kalbama apie meilę savo, bet kiek kartų iš viso šitoje ištraukėlėje panaudotas žodis meilė? 4 kartus ir visus kartus jisai negatyvus yra, nes meilės objektas yra ne tas, kas turėtų būti. Tai pagal 4 eilutę, jos patį galą parašyta labiau mylintis malonumus negu Dievą, mes suprantame, kad vadinasi Paulius sako, turėtų labiau mylėti Dievą. Vadinasi, meilės objektas, mūsų meilės objektas turėtų būti Dievas. Čia kalbama apie, kad šitie žmonės yra savimilos, vadinasi, jų meilės objektas yra jie patys. Taip pat sako, jie yra pinigų mylėtojai, tad jų meilės objektas yra ir pinigai. Tai jie myli save, myli pinigus. Taip pat sako, kad jie yra šiaip nemylintis, vadinasi, apart savęs ir pinigų, o toliau, jis sako, ir malonumai. Tai apart savęs mylėjimo, pinigų mylėjimo ir malonumų mylėjimo, jie nemyli nieko kito. Tai visų pirma kalbama apie Dievą, o viso antro kalbama apskritai apie viską. Tai dar kartą pabrėžiu. Paulius sako Timotiejui, kad paskutinių laikų ženklas bus, kad žmonės taps mylintis save, mylintis pinigus, mylintis malonumus ir apart šito nemylintis nieko kito. Ir tada aš grįžtu prie to judėjimo, kuris save pavadinęs yra self-love movement. Apie jį daug yra rašoma. Šiaip jeigu angliškai skaitote, galite iš tikrųjų patys padaryti savo giluminę studiją ir jūs viską pamatysite. Šaltinius, ištakos, iš kur tai ateina, su kokiu, tarkim, mąstymu tai susiję. Bet štai yra toksai judėjimas, kuris teigia, kad pirmiau reikia prieš visą ką statyti savo laimę, savijautą, aprūpinimą, prieš pradedant mylėti kitą, aukojantį save dėl kito, ir nes to visuomenėje trūksta. Paulius sako Timotiejui, tai žmonės mylės save, pinigus, malonumus ir nemylės nieko kito. Ta prasme, mes turim Kristaus protą ir mes mokame sujungti taškus. Man taškai labai aiškiai susijungia. Kol kas aš matau meilę savo kaip paskutinių laikų negatyvų ženklą, o ne kaip paskutinių laikų išminties kulminacija arba atomazga kažkokia tai. Taigi dabar aš sukūriau kontekstą, kad pirmiau mylėk save prieš pradėdamas mylėti kitą, kad tai yra kol kas pasaulyje aptinkamas, įvairiose filosofijos pakraipose aptinkamas teiginys. Ir dabar pasižiūrėkime, ką apie tai iš tikrųjų kalba Biblija. Iš krikščionio aš galiu tikėtis išgirsti štai tokį teiginį. Egle, pasakyk man nuoširdžiai, kaip tu gali mylėti kitą, jeigu tu nemyli savęs? Ir tada ta meilė savo, tas sakytojas, pavyzdžiui, galėtų interpretuoti įvairiai, nes, kadangi Biblijoje meilės savo apibrėžimo nėra, aš jums tikrai garantuoju, nebent jūs mane pataisykite, raskite tą biblinį apibrėžimą, atsiųskite man elektroniniu paštu arba viešai kažkur tai parašykite komentarę. Kiekvienas žmogus tą meilę savo tada vertins iš savo prizmės. Ir tai bus, aš konkrečiai galiu garantuoti, tai bus sielinė prizmė, net dvasinio sielinė. Tai kągi Biblija sako apie meilę savo? Mes dabar eisime į visiems gerai žinomas eilutes, visiškai bazinės, aš iš piršto nieko nelaušiu. Tai Markaus 12 skyrius ir ten yra parašyta 29 eilutėje. Tai Jėzus atsako jį klaususiam žmogui, kokie yra svarbiausi įsakymai. Ir Jėzus atsako tam žmogui, pirmasis yra šis. Klausyk Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Tad mylėk viešpatį savo Dievą visa savo širdimi, visa savo siela, visų savo protų ir visomis savo jėgomis. Tai pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Išgirskime.
nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Tai kokie yra šie du įsakymai? Mylėk viešpatį, mylėk savo artimą. Kaip mes galime dar trečią, svarbesnį pridėti, sako, juk pirmiau, prieš mylint savo artimą, tu turi išmokti mylėti save. Kaip mes tą sugebėjome įkišti anksčiau negu meilę savo artimui? Ar jūs suprantat, iš kur aš pareinu? Kai mes teigiame, kad prieš mylint savo artimą mes turime išmokti mylėti save, mes iš tikrųjų įdedame naują įsakymą tarp šių dviejų įsakymų ir sakom, eiliškumas tada toks, pirmiau Dievą, to neneigiam, mylėk Dievą, tada mylėk save ir tada mokėsi mylėti savo artimą. Dar vieną pasakysiu dalyką. Meilė savo artimui visgi iš šitų dviejų yra antroji vietoj. Pirmoji vietoj yra meilė viešpačiui. Ir į tą meilę viešpačiui tu tą darai nenominaliai, tu investuoji visas savo jėgas, visą savo širdį, visą savo sielą, visą savo protą, visas jėgas. Tu investuoji ne į meilę savo, savęs pažinimą, tu investuoji į meilę Dievui. Antroji vietoj yra mylėk savo artimą kaip save patį. Tai dabar man pasakykite, įsakyme, koks yra meilės objektas? Pirmam yra meilės objektas Dievas, antram meilės objektas yra tavo artimas. Tai, o kur esi tu kaip tavo meilės objektas? Kur tu dingai? Kaip tu iš viso gausi meilės? Kaip žmogau tu būsi mylimas tada? Galėtumei paklausti. Aš atsakysiu taip, jeigu tu mylėsi savo artimą kaip save patį ir tavo artimas vykdys tą patį įsakymą, mylės tave kaip save patį, tai tu tikrai garantuotai gausi meilės. Tu būsi mylimas, bet tik tais ne tu būsi tas mylėtojas savęs, o tavo artimas, kuris mylės tave. Ši frazė mylėti savo artimą kaip save patį Biblijoje užrašyta 8 kartus ir nei vieną kartą tenai nekalbama apie mylėjimą savęs pirmiau. Galite patys pasižiūrėti per įvairias programėlės, kur ieškoti Biblijoje galite pilnos citatos, dalies citatos. Taip pat žodis meilė visoje Biblijoje yra paminėtas 310 kartų. Tikiu, kad galbūt yra daugiau, jeigu mes žiūrėsime į atskiras formas to žodžio. Dėl to, kad kartais kai kurios formos išverčiamos ne kaip meilė, bet jeigu paėmus žodį tiesiog love anglišką, tai jis randamas 310 kartų. Ir visur tos meilės objektas esi ne tu, o kažkas kitas. Taigi, tada dar kartą jūs tikrai dar vis neatsakytas tas klausimas. Bet ar pirmą neturėtumai išmokti mylėti savęs? Kaip gali žmogus, kuris nemyli savęs, mylėti savo artimą? Vadinasi, tu mylėsi savo artimą tokia pačia skurdžia meilė, kaip myli save. Aš atsakysiu tai. Aš tikiu, kad Jėzus, sakydama šitas eilutes, šitos žodžius, jisai pareina iš to kampo, kad tu jau myli save ir kad tu myli save labiausiai ir kad dabar eik ir lygiai taip pat mylėk savo artimą. Įrodymas. Duosiu biblinį įrodymą, nes čia per daug galbūt jums skambės netikroviškai. Mes žinome biblinę eilutę, kur parašyta, kad elkis su kitais taip, kaip nori, kad su tavimi elgtųsi. Auksinė taisyklė, teisingai? Išsiklausykite, kas pasakyta yra šituose žodžiuose. Elkis su kitais taip, kaip tu nori, kad su tavim elgtųsi. Paimk bet kokį žmogų, tavo nuomonė kieta širdį, nemylinti savęs, savo kažkokią tai negailestingą, paimk bet kokį žmogų, pastatyk ir paklausk, kaip tu norėtumei, kad šitoj situacijai su tavim žmogus pasielgtų ir jisai iš tikrųjų žinos, kaip jisai norėtų. Tai čia nėra meilė savo? Tai vadinasi, žmogus taip savęs nemyli, kad jis nieko nenori, kiekvienas žmogus atsakys, kaip jis nori. Ir tada Jėzus sako, visa, ką norite, jisai ateina iš suvokimo, kad tu jau nori, kad tavęs nereikia mokinti, norėt, kaip su tavim elgtis. Sako, visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, nes tai įstatymas ir pranašai. Jėzus sako, jūs jau norite.
Jūs jau turite norą, kaip su jumis turėtų elgtis. Štai eilutė yra Mato 7:12. Pasitikrinkite patys, kad aš jūsų kartais neapgaučiau. Antra, man dar netgi įtikinamesnė, nes ten jau aiškiai užrašyta. Paulius sako, kad visi natūraliai jau rūpinasi savo kūnu. Tai iš kur, kodėl aš šitą eilutę ištraukiau? Nes mes jau prieš tai girdėjome, kaip budistai, pavyzdžiui, sako, meilės, kad pažinti savo kūną yra meilė savo pradžia, tada tas judėjimas, meilė savo judėjimas kalba apie tai, kad pirmiau turi pasirūpinti savo kūnu, savimi, savo gerovę, savo patogumu prieš rūpindamasis kitu. Ir taip pat ir krikščionis sielovadininkai sako, kad tu turi pasirūpinti savimi, tu turi pasirūpinti savimi, kad galėtumai pasirūpinti kitais. Paulius sako, tu į tai neturėtumai koncentruotis, nes tu ir taip jau rūpiniesi savo kūnu. Mūsų nereikia mokinti, kad reikia rūpinti savo kūnu. Žiūrėkite. Efeziečiams 5:28. Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį. Jūs girdite, ką šis sako? Ne pradžiai save mylėk ir tada pamilsi savo žmoną. Sako, mylėsi savo žmoną, tu mylėsi ir save patį. Ir sako, juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno. Ta prasme, aiškiai užrašyta juodo ant balto. Niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Paulius sako, ne tik apie vyrus kalbant, apskritai niekas niekada nėra nekentęs savo kūno. Žmogau, tu ir taip myli savo kūną. Tu jo rūpiniesi, maitini ir globoji. Jeigu tu esi vienas iš tų, kuris save pjaustai, ir aš šiandien juokaudama sakau, iš tikrųjų, save pjaustai, savo kūną verti eiti per visokius baisius išbandymus, ta prasme, ne kaip iššūkius, o, tarkim, tu verti save išsivemti, persivalgęs, arba tu į save grūdi kažkokius tai, medikamentus tam, kad save nubausti, arba tu save žnaibai, muši, išrengi, pašiepi, pajuoki. Gali būti, kad tu turi reikalų su demonais, su demono apsėdimu. Tai čia yra kitas visiškai atvejis. Tavęs net nėra ko mokinti, mylėti savo kūną, nes tu to nepajėgus, tu esi užvaldytas demonų. Tačiau šiaip paėmus žmogų, kuris yra tiesiog paprastas, laisvas žmogus, sako, niekas niekada nėra nekentęs savo kūno. Ekstremaliais atvejais, kai yra kalbama apie iš tikrųjų dvasinę priespaudą, tai mes nekalbėsim šito, mes pirmą žmogų turime išlaisvinti. Bet jeigu yra laisvas žmogus Kristuje, niekas niekada nėra nekentęs savo kūnų, net ir pasaulietis, tiesą sakant. Pasauliečiui, sakydami pirmiau mylėk save, mes iš tikrųjų sakom jam daryti dvigubai to, ko jis ir taip daro. Niekas niekada nėra nekentęs savo kūnų. Einam dar vienu žingsniu toliau. Dar vienas žingsnis toliau. Jėzaus skalėje nėra meilės savo. Išgirskit dar kartą, ką pasakiau. Jėzaus vertybinėje skalėje nėra meilės savo. Jėzaus planas manajam aš yra mirtis. Jėzus sako, tu turi save nemylėti, o tas tu, kuris prieš tai, kaip kalbėjom, yra pasaulyje meilės objektas, jis turi mirti. Tai va, tu antiek turi nemylėti arba, nebūt prisirišęs prie to aš, kad tu turi leisti tam senajam aš mirti. Jono 12. Kas myli savo gyvybę, 25 eilutė, Jėzaus žodžiai. Kas myli savo gyvybę. Apie ką buvo kalbama iki šiol? Mylėk save, rūpinkis savimi, globok save, tausok save, mylėk save, nes kitaip tu nemokėsi nei mylėti, nei globoti, nei tausoti kitą. Tai Jėzus sako, kas myli savo gyvybę, ją praras. O kas
nekenčia savo gyvybės. Jėzau, kas čia per žodžiai? O kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Jėzus sako apie mylėjimą ir apie nekentimą. Kokį žodį jisai taiko savo gyvybei šiame pasaulyje? Ar meilė, ar neapykanta? Jis sako, kas nekenčia savo gyvybės, tas ją išsaugos. Kas myli, tas ją praras. Lukos 17:33. Kas stengsis išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas ją praras, tas atgaivins ją. Mato 10:37. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Čia galėtų būti dar atskiras kalbėjimas, visą valandą galima būtų vien apie tai kalbėti, nes šičia mums iš karto pradeda sproginėti bet kokie įsivaizdavimai. Jėzus turi skalę meilės. Toje skalėje turi būti kažkas mylimas labiau už kitą. Ir tas kažkas yra viešpats. Ir po juo, po to žemiau negu viešpats toje skalėje yra ir tėvai mūsų, ir sūnus, ir dukterys. Ir sako, kad tavo meilė Jėzui turi būti aukštesnė už tavo meilę vaikams, tėvams. Ta prasme, čia Jėzaus žodžiai, čia ne mano žodžiai. Kita eilutė iš karto po to, 38 yra taip. Kas neima savo kryžiaus ir seka paskui mane, tas nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Kas yra dabar tas kryžius? Aš jau kažkur esu minėjęs, bet labai trumpai noriu vėl priminti. Paėmus istorinį kontekstą, grinai, kas buvo kryžius anuo laiku, kai Jėzus kalbėjo, ne dabar kryželis ant kaklo. Kas tas kryžius? Nes dabar mes girdime, mano žmona yra man kryžius, mano likimas yra mano kryžius. Ne apie tokį kryžių Jėzus kalba, atsibusk. Anais laikais kryžius reiškia vieną vienintelį dalyką – mirties bausmė. Jeigu yra kitaip, man kažkokią tai citatą, įrodymą, kažkokį veikalą, ką nors, į komentarą įrašykite, kad kryžius buvo laikoma kas nors kita, o ne mirties bausmė. Kryžius, kai tuo metu Romos imperija okupavusi teritorijas, tuo metu tai buvo mirties bausmės forma. Taigi sako, kas neima savo kryžiaus, tai reiškia mirtis tau, ir neseka paskui mane, tas nevertas manęs. Jėzus sako, kad tu ne pradžiai mylėk save, saugok save, o tada jau pasižiūrėsim, ką su savim gali padaryti. Pirmiausia, išsiilsėk, išsibūk, išsigydyk savo, išsilaižyk praeities žaizdas, o tada sek Jėzumi. Čia yra marazmas. Pirmiau, sako, tu tiesiog imi kryžių ir seki Jėzumi. Taškas. Luko 14:26, dar tą pačią tiesą iš kitos evangelijos įtvirtinsiu, sako, jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir netgi savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir seka manimi, negali būti mano mokinys. Sako, kad labiau už savo gyvybę, tai save, tą, ką čia bando pasaulyje labai dabar išsaugoti, mylėti save pirmiau už viską kitą, tai tu turi tiesiog savo gyvybę laikyti žemesnėme lygyje negu Jėzų. Ta prasme, aš manau, kad budizmas buvo vienas iš velnio, demonų, priešo, šėtono būdų, kaip kovoti su krikščionybė iš po šaknų. Tai reiškia ne tai, kad tokį laikiną persekiojimą padaryti, bet įnešti kitokią mintį, kuri labai patiktų žmonėms
Ką Jėzus dar kalba apie meilę? Jis sako, kad tu turi mylėti tuos, kurie tavęs nekenčia. Tai yra tavo priešus. Meilės objektas – tavo priešai, kurie tarp kitko tavęs nekenčia. Tai šitoj vietoj, šitoj transakcijai, čia ne meilė savo artimui, iš kurio tu atgal gauni meilę. Čia yra meilė, kur tu negauni nieko. Šitoj transakcijai tu tik duodi, o atgal gauni dar ir neigiamą dalyką. Jisai kalba apie tai, ką reiškia mylėti Kristų, jį, tai reiškia laikytis jo įsakymų. Mylėti artimą, tai būti pasirengus gyvybę už tą artimą atiduoti. Vadinasi, mylint artimą, visgi tu nebrangini savo gyvybės, mylėdamas artimą. Ne taip, kad tu pirmą myli save, paskui artimą, bet jeigu jau daeini iki taško, kur reikia savo gyvybę už artimą atiduoti, tada tu sakai, ne, tai neprotinga, aš pirmiau turiu mylėti save. Suprantat, tada krikščionybė įsistato daug saugiklių, kur tu neisi iki galo. Tau yra uždedamos ribos, iki kiek tu gali aukoti save, o už tų ribų jau nebereikia. Tu jau per daug save spausi, savo šeimą, kaip ir nuvilsi ar atimsi save iš šeimos. Yra tam tikros ribos užbrėžtos ir savęs pasiaukojimui yra saugikliai uždėti. Labai patogi krikščionybė gaunasi. Jėzus duoda įsakymą mylėti vienas kitą. Ir jisai sako, kad kai jūs mylėsit ne save, išgirskime, dar kart sakau, aš tokia truputėlį užsivedus, nes man iš tikrųjų šita tema, man visa tiesiog supurtė, kai aš ją išsinagrinėjau. Jėzus duoda įsakymą mylėti vienas kitą ir jisai sako, tai, kad jūs mylėsit vienas kitą, o ne save, vienas kitą, bus ženklas atpažinimo, kad jūs esat mano. Ne ženklai ir stebuklai, ne kažkoks super dvasinis jėgos judėjimas, bet meilė vienas kitam. Šitą rasite Jono 13 skyriuje, Jono 15 skyriuje. Tai aš surašysiu eilutes ant ekrano, pamatysite. Taigi, pagal Bibliją, pagal Jėzaus žodžius, meilės esmė yra visuomet, ne kartais, ne sekmadieniais, o visuomet nukreipti savo akis nuo savęs. Meilės biblinės esmė esi ne tu. Dėl to negali sakyti, kad prieš mylint kitą aš turiu išmokti mylėti save. Tau niekur tokio įsakymo neduoda. Tau duoda suvokimą, kad tu ir taip jau save myli. Dabar nukreipi savo akis nuo savęs, nuo savo norų, nuo savo patogumo ir tu nukreipi akis į kitą. Ten kitas tai gali būti tavo artimas arba tavo priešas. Aš tiesiog noriu jūsų paklausti, kaip atrodytų toksai žmogus, kuris iš tikrųjų įvykdytų Jėzaus žodžius, mylėti savo artimą kaip save patį. Ir vykdytų juos iki galo, ne iki tol, kol jam patogu, o iki galo. Kaip atrodytų žmogus, kuris išgirdęs Jėzaus žodžius, kai jam sako, jeigu tu mylėsi savo gyvybę, tu prarasi ją. Arba imk savo kryžių ir sek manimi. Kaip atrodo žmogus, kuris ima ir tą padaro? Va tiesiog. Netiesiogiai nusikala kryžių ir vaikšto visur nešiodamas kryžių. O iš tikrųjų nevertina savo gyvybės, o vertina Jėzų. Kaip jisai atrodo? Kaip atrodo jo kelionė? Kiek tenai pas jį yra į jį žiūrint įtikėjusių žmonių? Kiek jisai savo gyvenimu ir koks jisai išpuoselėtas bus, jo kūnas pavyzdžiui? Ar jo kūnas bus išvargęs? Ar ant jo kūno matysis žymės šito pasirinkimo? Kaip jums atrodo? Ar ant jo kūno matysis, kad jisai rūpinosi, lepino save pirmiau, išsiugdė save tokį visą riebų, gerą krikščionį ir tada ėjo iš likučių laiko aukoti save kitiems? Ar ant šito kūno matysis žymės to, kad jisai įvykdė šitą Jėzaus įsakymą? Aš tikiu, kad matysis iš tikrųjų. Apie tai raštas toliau kalba. Jisai sako, Mato Evangelijai 24:12, sako, kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals. Kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals. Aš iš tikrųjų nuoširdžiai manau, atsakymas arba priešnodis šitam nėra mylėti labiau save.
nėra gilintis į save, yra pasiaukojimas ir tiesiog vykdymas Dievo žodžio. Aš nuoširdžiai taip manau. Efeso bažnyčia. Apreiškimo knygoje yra rašomas laiškas, prašo Jėzus, kad Jonas rašytų Efeso bažnyčiai. Berods 2 skyrius, man atrodo, ten yra. 4 eilutė sako, aš turiu prieš tave štai ką, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo ko nupuoliai, atgailauk ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jeigu ne, jei neatgailausi, greit ateisiu ir patrauksiu iš vietos tavo žibintuvą. Kas ta pirmoji meilė? Vat mes susitinkam, pavyzdžiui, žmonės, aš irgi esu girdėjus tokios frazes, kad žiūri žmogų, kuris atitarnavęs savo gyvenimą, atidavęs visą, tarkim, bendruomeniai, bažnyčiai, matom jį tokį visą suvargusi ir tada mes sakome, oi, kaip jisai netausojo savęs, jis neteisingai darė, jis blogą pavyzdį parodė visai bendruomeniai, jisai nemyli savo žmonos, savo vaikų, nes jisai atidavė visą save, čia matyt bandydamas nusipelnyti Dievo priėmimo, čia jisai iš vergo dvasios viską darė. O patys sėdi ir nejudina ne pirštelį, o tik tais pažindinasi su savimi ir tą darys visą likusį gyvenimą. Tai kuriam labiau reikėtų taikyti šitą eilutę, kad tu palikai pirmąją savo meilę? Jis sako, pirmosios meilės bruožas buvo kažkokie pirmykščiai darbai. Aš čia dabar konkrečiai Apreiškimo knygos 2 skyrius 4 eilutė, 4 ir 5. Jisai sako, tu palikai pirmąją meilę ir sako, jeigu tu sugrįši į tą pirmąją meilę, bus kažkokie, tu vėl imsis pirmykščių darbų. Visi, kas įtikėjom, pirmi metai, mėnesiai, jie buvo grynas bėgimas dėl Kristaus. Tai buvo pirmoji meilė. Ir tai buvo tai, į ką liepė Efezo bažnyčiai sugrįžti atgal. Tavo nuoširdus užsidėgymas dėl Kristaus. Ir pabandykit atsiminti, ypač tie, kurie dabar mokote kitus, sustok, lėčiau, neskubėk, pirma pasirūpink savimi. Prisiminkite savo pirmuosius žingsnius su Kristumi. Ar jūs iš tikrųjų labai apskaičiuodavote savo energiją, resursus? Ne, jūs dėl Kristaus buvot pasiruošę viską atiduoti, o paskui atėjo tiesiog paprasčiausias pasaulietiškumas. Kažkas patarė, tu čia kvailai elgiesi, tu čia savo pinigus atiduosi, čia iš viso tu truputėlį turėk proto, saugok save, tu pasižiūrėk, visiškai vaikai apleisti. Ta prasme, šitie žodžiai konkrečiai prieštarauja tam, ką sako Jėzus. Sako, prisimink, nuo kur nupuoliai, atgailauk ir vėl imkis pirmykščių darbų. Jeigu neatgailausi, Jėzus nesako, priimsiu tave, koks tu esi. Būk gailestingas savo, gailestingas, vargšas, nejaugi Dievas ims ir dabar sakys vaikui, vaikeli, priimu tave, koks esi, vargšas esi, nieko nepadarysi. Ar Jėzus čia taip sako? Jis sako, jeigu tu neatgailausi, greitai ateisiu ir patrauksiu iš vietos tavo žibintuvą. Kaip skirtingai kalba Jėzus nuo to, ką mes girdime, kalbant, neva Dievas sako. Dar kartą pasakysiu, kai Jėzus sako, tu palikai savo pirmąją meilę ir imkis vėl pirmykščių darbų, atkreipkim dėmesį, kad meilė Jėzaus akyse, bent jau šitom kontekste, ji nėra jausmas. Meilė yra darbai, meilė yra veiksmas. Meilė Kristui yra ne jausmas, o veiksmas. Dėl to nebandykite rasti savyje euforijos ir nesakykite, oi, aš matyt, atšalo mano meilė. Meilė yra veiksmas, o tai reiškia, veiksmui reikia kūno tramdymo, kitaip nepasakysi. Ir tada tie, kas yra dideli savęs meilės šalininkai, sakys, tu negali tramdyti savo kūno ir taikyti savo prievartos. Tai tada paskaitom vėl viską sustabdom, atsisukam į pačią pradžią ir pasižiūrim nuo pat pradžių, kas buvo kalbama. Tiesa, visas šitas pasakytas turinys apie meilę savo artimui, apie meilę savo priešui, apie meilę Kristui, apie savo gyvybės nežiūrėjimą.
kad tai iš tikrųjų atrodo misija neįmanoma. Iš tikrųjų skamba gana bauginančiai, nes iš karto ateina mintis tarsi, bet aš taip nesugebėsiu. Taip pat gera naujiena yra tokia, kad kai mes įtikime į Kristų, kai mes gimstame iš naujo, va tą, ką aš norėjau apie kryžių pasakyti, kad tai nėra tik tais metafora arba kažkoksai religinis simbolizmas, kad kažkas įvyksta iš tikrųjų. Jeigu mes tik tais tiek, kad neturim instrumentų to pamatuoti, bet jeigu mes turėtumėm akis pamatyti, kas vyksta dvasioje atgimimo metu, kai gimstame iš aukšto, atgimstame iš aukšto, jeigu mes tą pamatytumėm, mes suvoktumėm, kad įvyko tikras realus dalykas. Mes įgyjame naujas galimybės. Gimė naujas kūrinys, naujas dvasinis kūrinys. Jisai gimsta iš Dievo žodžio sėklos. Sako, kad mes esame atgimę iš negendančios Dievo žodžio sėklos. Tikėjimas iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Vadinasi, tu išgirdai, patikėjai ir tuo metu iš tos sėklos jinai krito į tavo širdį, gimsta naujas. Bet sako Jėzus, kad jeigu neneši savo kryžiaus, negalėsi būti mano mokinys. Ir kadangi aš sakau, kad kryžius yra nuosprendis. Nuosprendis nebetausoti savęs, nebe saugoti savo gyvybės. Ir iš tikrųjų vėliau paaiškėja, kad tam, kad tas gimtų naujas, turi senas numirti. Sako, kaip gali kviečio grūdas pradžioj nemiręs, tai reiškia į žemę įdedi ir jisai miršta, kaip jis gali duoti vaisiaus. Senas kūrinys miršta, sena prigimtis, ir tada prisikelia naujas kūrinys. Ir Paulius paskui daug kartų sako, jisai sako, kad nusivilkite tą seną žmogų, apsivilkite naujų žmogumi. Kad tu jau su senai prigimtimi nieko bendra neturi. Senoji prigimtis tavo ir buvo ta prigimtis, kuri vertė tave mąstyti tik apie tave. Mylėk save, rūpinkis savimi, pirmiau tu, o ne tavo artimas. Taigi, grįžtu prie pradinio teiginio. Tai gali skambėti baugiai ir kaip misija neįmanoma mylėti savo artimą, kaip save patį, arba mylėti Dievą visą širdimi, arba mylėti savo priešą galų gale tą, kuris tavęs nemyli. Bet naujam kūriniui tai yra įmanoma. Čia yra geroji naujiena. Jeigu tu gimei iš aukšto, tu turi savyje potencialą tai įvykdyti. Tu turi. Kai aš dariau Senojo testamento apžvalgą, aš vieną tokį pastebėjimą pasakiau, kad Izraelis, kai Izraelio tauta užsinorėjo karaliaus, tikro paprasto žemiško karaliaus, jie reikalavo iš Dievo per Samuelį, sako, Samuelį, duok mums karalių. Dievas Samuelį pasakė, sako, jie turėjo karalių, aš čia dabar tiesiog perfrazuoju, jums reikės susirasti tą rašto vietą, jeigu norit pasižiūrėti, kažkas bus Samuelio ten gale. Dievas sako, jie jau turėjo karalių, bet jiems prireikė žemiško karaliaus, aš čia perfrazuoju. Tai aš tada supratau, kad jie turėdami tikrąjį karalių viešpatį, jie jo nematė, nes jie nebuvo atgimę iš aukšto. Jie matė tik kūniškai, sieliškai. Nes jie dar buvo senos prigimties žmonės, jiems reikėjo viską pamatyti, apčiuopti, būti kontroliuojamiems. Taip pat yra dabar su mumis, kai mes gimstame iš naujo, mes turime naujas akis ir mes jau galime pamatyti tą karalių, kuris yra nematomas fizinėmis akimis. Ir mes jau turime naujas galimybės, į mus yra įdėta nauja širdis. Tai kaipgi galima mylėti savo artimą kaip save patį, savo priešą, nemylėti savo gyvybės labiau už Jėzų. Kaip galima visą tą įgyvendinti? Tikrą krikščionio ėjimą šiais 21 amžiai, moderniais laikais, kai viskas kalba tik apie meilę savo. Tai naujas kūrinys gali. Tai kaip tą padaryti? 2 žingsniai, sakyčiau. Pirmas žingsnis. Tu turi ateiti prie suvokimo, kad įvyko kažkas iš tikrųjų atgimimo metu. Tu tiesiog turi įgyti tą suvokimą. Kaip jį įgyti, tai yra apreiškimas. Prašyti Dievo. Prašyk Dievo, jeigu tu tikrai žinai, kad Jėzus Kristus yra tavo viešpats, ne tik faina frazė ar kažkoks marškinėlių atributas. Jeigu tu žinai, kad Jėzus Kristus yra tavo viešpats, prašyk Dievo, kad jis atvertų akis, kad tu pamatytumei,
kad kažkas dvasioje įvyko iš tikrųjų, kai tu atgimei iš aukšto. Pirma. Antra, kai jau turėsi tą apreiškimą, kad tai yra tikras, realus, kažkas naujo yra tavyje, jisai skiria tave nuo tų, kurie nėra gimę iš aukšto, tada tu turi pradėti elgtis taip, kaip yra tenai viduje. 3 eilutės turiu. Galatams 5. Nebegyvenkit pagal kūną. Kolosiečiams 3. Laikykit save mirusiais. Ir vėl Galatams 1. Tai yra Galatams 2 skyrius sako, jau nebe jūs gyvenat, o Kristus gyvena jumise. Vadinasi, tapę naujais kūriniais arba atgimę iš aukšto, jūs imate elgtis ne pagal tai, ką jaučiate, ne pagal tai, kaip norite, o pagal tai, kaip yra, tiesiog užrašyta. Jūs neturite galimybių pamatyti to, kas yra pas jūs viduje, dvasioje naujo. Išskyrus vienintelis įrankis yra duotas, tai Dievo žodis. Tai yra tikras instrumentas pamatyti tai, kas yra viduje. Ir Paulius sako, kad taip kaip esate, jūs savyje turite meilę, džiaugsmą, ramybę, tikėjimą. Sako, tai kaip esat viduje, jeigu vaikščiote dvasia, tai taip ir elkitės. Jūsų tikslas yra elgtis taip, kaip užrašyta. Taigi, su ta nauja prigimtimi, kurią jūs gaunate gimę iš aukšto, kai įvyksta realus dvasinis įvykis, jūs gaunate gebėjimą mylėti, bet ne kūniškai ir nesieliškai, o mylėti taip, kaip reikia mylėti iš tikrųjų, pagal Dievo numatytą planą. Ir tai, tos meilės objektas, pirmiausia bus Dievas, antroje vietoje tavo artimas. O kad save myli, mes ir taip žinom. Kiekvienas mes žinome, kad mes save mylime. Po truputį užbaiginėsiu šitą dalį, dar nepriejau prie antros dalies. Aš suprantu, kad klausyti šitiek teksto šiais laikais, kai viskas turi būti pasakyta per 3 minutės, yra labai sunku. Bet galite sustabdyti čia kažkokiu būdu, žodžiu, tikiu, kad sugebėsite viską perklausyti. Taip, kaip dabar galėtų atrodyti žmogus, kuris daro atvirkščiai? Tai mes jau pagalvojam, kaip atrodytų žmogus, jeigu jisai imtų ir įvykdytų viską tą, ką Jėzus jam sako. Sekti juo, imti savo kryžių, nemylėti, nesaugoti savo gyvybės. Kaip jisai atrodytų? Mes va taip iškėlėm tokią mintį. O aš dabar kitą mintį kėliu. O kaip atrodytų žmogus, kuris iš tikrųjų priima visus sielovadininkų patarimus mylėti save pirmiau? Tai kaip jis atrodys kaip krikščionis? Jisai save saugos. Jisai stengsis nepavargti tarnystėje. Jisai stengsis nepervargti. Jisai stengsis gerai maitintis. Stengsis daug miegoti, gerti daug vandens. Jis dėl kitų aukosis iki tam tikros ribos, kad tai nekenktų šeimai, nekenktų jam, nes pirma juk Jeruzalė, o ne visas pasaulis, teisingai. Jisai nedarys didelių tikėjimo žingsnių, jis bus susikūręs savo komfortabilų gyvenimą. Tikriausiai tokio krikščionio nepamatysi misijose Afrikoje. Ir galiu spėti, kad dėl tarnystės nusikalusius brolius ir seseris jis vadins, kažkaip tai vertins nepalankiai, juos kritikuos dėl savęs neprižiūrėjimo. Šitas, aš manau, yra didžiausias bruožas. Žmogus, kuris pirmiau rūpinasi mylėjimu savęs, savo apsauga, savo šeimos apsauga, jisai iš tikrųjų tuos, kurie taip nedaro, jisai labai kandžiai vertins. Ta prasme, iš tikrųjų kandžiai vertins. Jisai juos gali smerkt, jis gali juos netgi jiems įrodinėti, kad jie turi sustoti, nes jie daro beveik nuodėmę. O mano patarimas tokiam žmogui, kuris ateitų ir bandytų kitą stabdyti, nedrąsint, sakytų, tavo tikėjimas stiprus, mano gal toks dabar nėra, tavo stiprus, judėk į priekį, nesustok, verškis į tikslą aukštybėse. Bet jisai užuot to sakys, sustok, ką tu čia darai, tai neprotinga. Tai mano patarimas tokiam žmogui būtų, pasakyk tai Pauliui. Imk ir pasakyk Pauliui. 2 Korintiečiams 11, skyrius 23 eilutė ir toliau. Paulius kalba. Ką, jie Kristaus tarnai?
Kalbu kaip kvailys, aš juo labiau. Aš daug daugiau darbavausi, gavau rykščių be saiko, daugiau kalėjau ir daugel kartų buvau mirties pavojuje. Nuo žydų gavau 5 kartus po 40 be vieno kirčio, 3 kartus buvau mušamas lazdomis, 1 kart buvau užmėtytas akmenimis, 3 kartus pergyvenau laivo sudužimą, ištisą parą plūduriavau jūroje, dažnai keliaudavau, vis grėsė pavojai upėse, pavojai nuo plėšikų, pavojai nuo tautiečių ir nuo pagonių, pavojai tykojo mieste, dykumoje, jūroje nuo netikrų brolių, kenčiau nuovargį ir skausmą, dažnai budėjau naktimis, alkau, troškau, dažnai pasninkavau, kenčiau šaltį ir nuogumą. Kalba Paulius, tas, kuris parašė 2/3 Naujojo testamento. Tai dabar man kyla klausimas, Pauliau, kokį tu pavyzdį mums palieki? Netausot savęs, eiti į pavojus? Pauliaus dalia tokia atiteko pašaukimas, kad jisai turėjo nešti evangeliją labai pavojingose teritorijose. Tiesiog Pauliui taip atiteko, mes esam Lietuvoje. Nėra čia tų pavojų, nei tautiečių, nei upių, nei plėšikų. Ką tu, Eglė, kalbi? Gerai, tai čia aplinkybės. O ką Paulius kalba? Kenčiau nuovargį ir skausmą. Tai reikėjo tausot save, nebūtum kentęs to nuovargį ir skausmo. Kur tavo meilė savo? Dažnai budėjau naktimis. O kur tavo 8 valandos miego per dieną? Alkau ir troškau. Tai nereikėjo eiti į tokias misijas, jeigu tu alkai ir troškai. Čia nėra ko girtis, Pauliau. Dažnai pasninkavau. Tai nepasninkauk. Reikia maitintis to lygiai, sveiką pilnavertį maistą. Kenčiau šaltį ir nuogumą. Iš viso, pasižiūrėjus, Pauliau, į tave, tu pirmiausia turėjai pasirūpinti visku ir savimi, jeigu turėjai šeimą, tai savo šeima, ir tik tai paskui leistis į tokius žygius. O Pauliusgi dar sako, kad Timotiejui tu pasiekei mano pėdomis, ir jisai paskui sako, ir kitiems ragina sekti juo, kaip jisai pasiekė Kristumi. Galbūt jo tėvai nemylėjo ir dėl to dabar, tokiu visišku savęs pažeminimu ir nemylėjimu, jisai bando užsitarnauti ir nusipelnyti meilę Dievo. Galbūt jisai bando kažkaip tai savo išgelbėjimą atidirbti, darbais nusipelnyti. Kas čia su šituo Pauliumi darosi? Jisai neatitinka mūsų krikščionybės. Maža to, Filipiečiams laiške Paulius rašo apie savo artimą žmogų, tai bendražygį, karo draugą, galima taip sakyti. Sako, aš nusprendžiau siųsti pas jūs Epafroditą, mano brolį, bendradarbį ir kovų draugą, jūsų pasiuntinį ir pagalbininką mano reikmėmis. Ir parašyta toliau, kad Paulius rašo, kad tas Epafroditas sunkiai sirgo, bet klausimas kodėl? Jisai netgi tai paaiškina. Štai kaip jisai sako nuo 30 eilutės arba 29, pasižiūrėkit. Sako Paulius, priimkite jį viešpatyje, tai tą Epafroditą, su tikru džiaugsmu ir gerbkite tokius žmonės. Tokius kokius? Pasižiūrėkit, ką toliau rašo. Nes dėl Kristaus darbo jis buvo atsidūręs prie mirties. Ir neatsitiktinumas, nes tai jisai sąmoningai padarė, pasižiūrėkit, statydamas pavojun savo gyvybę, kad užpildytų jūsų patarnavimo man spragą. Ir Paulius sako, kad toks žmogus, kuris stato pavojun savo gyvybę dėl savo artimo, kad jisai yra vertas pagarbos. Dėl Kristaus darbo jis buvo atsidūręs prie mirties ir statė pavojun savo gyvybę. Čia yra jo, Epafrodito, asmeninis pasirinkimas statyti pavojun savo gyvybę. Užuominą tokią išgirstame ir apie Timotiejų iš tikrųjų, kai Paulius tam pačiam 2 laiške Timotiejui, 3 skyriuje, jisai rašo, sako, tu stropiai pasiekei mano mokymu. Timotiejui rašo. Ir ne tik mokymu, gyvenimo būdų. Tai visą tą gyvenimo būdą, kokį išvardino Paulius, pasirodo, Timotiejus pasiekė tuo gyvenimo būdu. Pasiekė jo tikslu, tikėjimu, ištverme, meilė, kantrybė ir persekiojimais, sunkumais,
Ir toliau įvardina, kur tie sunkumai jį ištiko. Ir toliau dar prideda vieną vietą, vieną eilutę, sako vieną mintį. Sako, taip ir visi, kurie trokšta dievotai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. Paulius duoda pavyzdį, kaip atrodo krikščionis. Galbūt jums neteks tokia garbė, alkti ir trokšti, dažnai pasninkauti, kęsti šaltį, nuogumą, nuovargį, skausmą, kentėti rykštes, persekiojimus, pavojus, kęsti jūroje, viską viename gyvenime dėl Kristaus. Gal jums tokia garbė neteks. Bet jeigu jums tektų kartais pasirinkti, eiti paskui Kristų ir ten žinosite, kad jums teks eiti, pavyzdžiui, susidurti su smirdančiais benamiais arba su kažkokiom asocialiom šeimom, kur jūs matyt užsikrėsite kokiom nors blusom ar ten niežais, pabuvę tokiuose aplinkose, maža ką. Aš iš tikrųjų girdėjau iš moterų, kurios su benamiais dirba, kad joms ne vieną kartą teko gydytis nuo tokių dalykų. Čia ne pražūtis, čia tiesiog yra kaina, kurią tu moki sekdamas Kristumi. Ir kitas sakytų, tai yra antiek kvaila, taip aukotis, čia yra kvaila, tu pakazuchą iš savęs darai. Tu bandai būti kažkoks krūtesnis už visus kitus. Ne, Paulius tai nesmerkė tavęs už tai, kad tu to nedarai, nes tada jau būtų religija. Bet kai tu to nedarai ir smerki Paulių arba kitą žmogų, kuris va taip save paaukojo, visą atidavė, sudegė dėl Kristaus, kai tu to nedarai ir jį smerki, tai čia tavo religija. Leisk kitam aukoti save dėl Kristaus pilnai ir nesipiktink tuom. Aš matau pavojų šitame trende, kuris įėjęs į krikščionybę. Apie meilę savo, apie save saugojimą. Aš matau pavojų tame, kad kai ateis momentas, persekiojimo momentas, ir jeigu tu ateisi iš tokio komforto, tarkim, ne tai, kad save saugojimo, bet tokios komfortabilios krikščionybės, jeigu staiga tu ateisi iš tos krikščionybės ir tau ištiks sunkus suspaudimas, kas iš tavęs išlys? Ar Kristus, ar tikėjimas, ar va tas netiesa ta, kurią tu buvai išmokęs ir įdėjai į save ir kurį suleido į tave šaknis. Kaip tada tu sugebėsi išstovėti tikėjime, jeigu tu nebūsi savęs užgrūdinęs pratybomis ir nebūsi išbandęs savo tikėjimo sunkumais? Išvada tokia. Pasaulis sako, mylėk save, priimk save, rūpinkis savimi, pasirūpink savo kūnu. Biblija sako, atsižadėk savęs, nusivilk seną žmogų, atnaujink protą, tramdyk kūną, niekada kūno ar savęs nedėk pirmiau Kristaus ir savo artimo. Taigi, pasaulis ir Biblija. Du skirtingi dalykai. Nesisemkime iš minties, iš pasaulio. Dėl to, kad bažnyčia klauso pasaulio išminties, skambių frazių, kurių šaltinio net nepatikrina, Kristaus kūne dabar yra pilna neveiksnių, pasyvių, bailių tikinčiųjų, kurie nejuda pirmyn. Ne tik, kad nejuda pirmyn, bet ir stabdo visus kitus aplinkui nuo judėjimo pirmyn. Žmonės, kurie atsibunda ir jie nori judėti, dažną kartą turi išeiti iš savo bendruomenės. Žinot kodėl? Todėl, kad atsiranda daugybė stabdžių, kurie būtent tokiais tekstais jiems pradeda sakyti, tau ne laikas, ne vieta, ką tu galvoji, ką tu iš savęs statai, pirmiau tavo šeima, kaip tu taip drįsti. Jie nesako, pirmin judėk, mes už tave, mes melsimės už tave, mes tau padėsim finansiškai, jeigu tu turi tokį pasiryžimą, tokį tvirtumą charakterio eiti ir judėti prieki, mes tave palaikom 100%. Taip nebūna, jie pradeda smerkti ir rodyti pirštais. Todėl žmonės, kurie atsibunda ir trokšta judėti dėl Kristaus, aukoti save pilnai, dažną kartą turi išeiti iš bažnyčių, kuriuose jam liepiama laukti metų metus. Kai jie išeina iš bendruomenės ir pradeda eiti į gatves, skelbti evangelijos, juos įvardina kaip maištaujančius, kaip laisvuosius radikalus ir liepia saviems žmonėms jų saugotis. Ir tokia yra realybė Kristaus kūne. Antra dalis. Kaip klaidingas mokymas, toks arba panašus, patenka į Kristaus kūną ir netgi tame randa savo vietą.
įsitvirtina ir suklaidina krikščionis. Aš pateiksiu kelias priežastis. Nemanau, kad šitas sąrašas yra išsamus, bet šios priežastys tikiu, kad yra gana svarios. Tai viena iš priežasčių, kuri palietė asmeniškai ir mane, yra ši. Kai žmogus arba žmonių grupė ar bendruomenė kažkokia pasilieka ne žodžio, ne gryname Dievo žodyje, o kažkokiam mokytojo mokyme, pavojus yra tas, kad biblinės tiesas tu pradedi girdėti iš tam tikro kampo. Nenorėčiau vardinti konkretaus kažkokio tai mokymo, nes tai gali būti vienam žmogui vienoks, kitam žmogui kitoks aktualus mokymas arba mokytojas. Dėl to tiesiog vienas iš simptomų ir pavojaus ženklų yra šis. Jeigu tu per dieną arba savaitės laiku, tu daugiau laiko praleidi klausydamasis kažkokių pamokslų arba mokymo, o neskaitydamas gryną Dievo žodį, tada tai jau yra pavojinga. Kada tu savo tikėjimą statai ant kito žmogaus mokymo, tai tu iš tikrųjų statai savo tikėjimą ir tikėjimo kelionę ant kito žmogaus apreiškimų. Kito žmogaus apreiškimai yra jo santykio su Dievu ir šventąja dvasia rezultatas. Ir tai nėra tavo santykio su Dievu ir šventąja dvasia rezultatas, tai jo. Ir dėl to, jeigu ateina tikėjimo išbandymas, tavo tikėjimas gali stipriai susvyruoti, jeigu tu nestatysi savo tikėjimo ant savo asmeninio santykio su Dievu ir šventąja dvasia. Kai prieiga yra prie YouTube ar kitų internetinių platformų ir nemokamai gali sekti vieno žmogaus mokymą arba vieno judėjimo mokymą, tu gali to klausyti dienas. Informacijos yra tiek daug, kad ji realiai gali tave užimti visą likusį tavo gyvenimą. Pavojus yra tame, kad ta informacija yra vieno žmogaus arba vieno judėjimo. Nedaug įvairių informacijų, o dažnai žmogus yra linkęs klausyti tai, ką jisai, kas jam tuo metu faina girdėti yra. Ir kadangi YouTube tu gali pasirinkti, šiandien aš nenoriu girdėti apie, tarkim, pasninką, šiandien aš noriu girdėti tik apie išgydymą. Ir apskritai šiuo gyvenimo etapu man reikia išgydymo, dėl to aš klausysiu viską, kas susiję su išgydymu ir neklausysiu nieko, kas kalba priešingai. Ir taip mes surežisuojam savo tikėjimo kely patys. Kalbėdami, kad tai dvasios vedimas, mes patys surežisuojame kryptį. Ir tada pasirenkame tik vienokio pobūdžio pamokslus, arba dažniausiai iš tikrųjų išsirenkame vienokį mokytoją, kur jau žinome jo tikėjimą, jo svarbiausius akcentuojamus taškus, ir jeigu jie mums atitinka, mes jo tik tais ir klausome. Ir tai jokiais būdais nereiškia, kad tas mokytojas būtinai yra klaidingas mokytojas. Nebūtinai. Kartais tu gali tiesiog pasekti vienu mokytoju, kuris galbūt iš tikrųjų teisingai mato Bibliją. Bet visgi, galbūt jisai, turėdamas tam tikrą charakterio sudėtį, jisai visgi tam tikras Biblijos vietas pabrėžia, kitų vietų, gal jam asmeniškai irgi tos vietos neimponuoja, jisai tiesiog jų neakcentuoja. Galbūt jisai sako, man iš tikrųjų visiškai neimponuoja Senasis testamentas. Aš nuoširdžiai tikiu, kad mes dabar gyvenam tik tai Naujajame testamente, dėl to Senojo testamento jis net neliečia. Tai gerai, paimkime tokią situaciją, jeigu toksai ir yra jūsų mėgstamas mokytojas. Jisai cituoja arba moko tik iš kelių laiškų iš Naujojo testamento, pagrindė Pauliaus, tarkim, ir beveik neliečia Senojo testamento, išskyrus gal psalmės ar vieną kitą kokią rašto vietą iš Senojo testamento. Tai jeigu jūs tik tai šito mokytojo klausote, koks tuomet bus jūsų Biblijos suvokimas? Ir jeigu jūs dar ir nepatikrinate to, ką jisai kalba, neatsiverčiate Bibliją, nepasižiūrite, tai jūs iš tikrųjų jūsų krikščionybė bus pastatyta ant to žmogaus apreiškimų. Nes jau čia nebe jūs skaitote Dievo žodį ir gaunate apreiškimus į savo dvasią. Čia tas žmogus skaito Dievo žodį asmeniškai, gauna apreiškimus ir paskui savo šitoj kelionėj gyvenimo tokius apreiškimus jisai išdeda į eterį. Jūs to klausote dieną iš dienos, Biblijoje nebėra laiko,
Jūs to klausote dieną iš dienos ir savo krikščionybę statote ant kito žmogaus apreiškimo, kuris dažną kartą vis tiek bus perfiltruotas per jo aplinkybės ir kontekstą ir per jo charakterį netgi. Antra priežastis, dėl ko aš tikiu, klaidžiamokslis arba neteisingas mokymas patenka į Kristaus kūną, yra tai, kad Dievo žodis, kai Dievo žodis tampa nebe pagrindiniu tiesos standartu ir jau nebe pagrindiniu autoritetu. Ir ypač jeigu tas įvyksta lyderiams. Kai mes labiau savo patirtį imame vertinti negu Dievo žodį. Tai reiškia, mes laikome tai, ką mes patyrėme ir išgyvename, kad tai yra didesnė tiesa ir realybė negu tai, kas yra užrašyta Dievo žodyje. Arba kitų patirtį vertiname labiau negu tai, kas užrašyta Dievo žodyje. Ypač jeigu mes jausmus laikome didesnė realybė ir tiesa negu tai, kas užrašyta Dievo žodį. Mes, pavyzdžiui, labai dažnai išgirstame tokią frazę, sakome, parašyta, kad aš esu naujas kūrinys, bet aš taip nesijaučiu. Ir tada pradedam nagrinėtis, kodėl tu taip nesijauti. Ir čia yra pagrindinė priežastis, dėl ko po va šito leidimo jausmams nustatyti ir diktuoti tiesą, po šito atsidaro plačiai duris ir įeina bet kokios psichologinės strategijos, pasaulietinės strategijos į Kristaus kūną. Jeigu mes pradedame remtis ne Dievo žodžio jausmais, nes jaučiame mes visi, bet tai nereiškia, kad tai yra tiesa, ką mes jaučiame. Ir kitas aspektas, kai šalia Dievo žodžio imame naudoti kitas priemonės. Tai arba pasaulio kažkokią literatūrą, ar psichologų medžiagą, filosofų visokias mintis. Tai čia yra viena iš priežasčių, tai kai Dievo žodis nebėra vienintelis tiesos standartas ir autoritetas. Jeigu taip yra tavo gyvenime, jeigu tu matai, kad tu gali perskaityti Biblijos eilutę, kur yra reali tiesa, perskaitai, pavyzdžiui, aš esu naujas kūrinys, viskas, kas sena praėjo, štai viską tapo nauja. Ir jeigu po šito tu gali drąsiai arba tau natūraliai kyla žodelis bet aš to nematau, bet aš taip nejaučiu, bet mano patirtis rodo ką kitą, tuomet tau reikėtų suklusti. Tau reikėtų sugrįžti vien prie Dievo ir Dievo žodžio, prašyti Dievo, kad jis tau duotų apreiškimą, kad tu maitintumėsi grynai iš Dievo žodžio. Dar viena priežastis, kaip gali klaidžiamokslis patekti į Kristaus kūną per kūdikius. Parašyta Efeziečiams 5 skyriuje, kad kūdikiai, vienas iš jų bruožų yra tai, kad jie yra mėtomi visokio mokymo vėjo. Ir tai nieko blogo nėra. Jeigu norite plačiau, aš apie tai esu kalbėjusi ir tai labai labai svarbi tema, vadinasi pamatai. Aš įdėsiu nuorodą į aprašymą po šito video. Tačiau pagrindinė mintis to viso 30 ar kelių minučių mokyme yra štai kuri. Kūdikystė, tai naujai tikėjęs krikščionis, yra labai labai gyvybiškai svarbus etapas numatytas Dievo, kurio metu lyderiai turėtų į tikinčiuosius sudėti pamatus. Iš Dievo žodžio. Ne iš savo knygučių ar vadovėlių ar kažkokios mokymo medžiagos, bet iš Dievo žodžio. Ir jeigu tas etapas yra praleidžiamas, tie kūdikiai neturi tvirtų pamatų, nes jie patys yra svyruojami ir pagaunami bet kokio mokymo vėjo. Dar viena priežastis. Čia labai rimta ir Biblijoje ne vieną kartą užrašyta priežastis, apie tai kalbėjo ir Jėzus, užsiminė Paulius ir užsiminė Petras. Kalbama apie netikrus pranašus ir netikrus mokytojus. Ir perspėjimas ten duodamas yra labai labai rimtas. Petras sako, kad paskutiniais laikais, kad atsiras netikrų mokytojų, kurie atneš pražūtingų erezijų ir tos erezijos, jos bus tokios pražūtingos, bet taip gerai skambančios, kad jos sugebės nuo tiesos paklaidinti iš kelio, iš tiesaus siauro kelio, paklaidinti netgi išrinktuosius, tikinčiuosius. Žinote, kaip gali toks dalykas įvykti? Jeigu ateitų netikri pranašai arba mokytojai ir tiesiog pradėtų mokyti gryną melą,
visi tiesiog uždarytų duris, jos išmestų lauk ir niekas net nesusijaudintų dėl šito. Bet jeigu klaidingi mokytojai, arba apskritai, jeigu kažkoks mokymas skamba beveik kaip tiesa, turi 98 procentus tiesos ir 2 procentus melo. Krikščionis, kurie savo tikėjimo nestato tyrame Dievo žodyje, o per pamokslus, per visokias intencijas, gražius pamastymus, jie net pažins tų 2 procentų melo. Ir todėl jie gali įsileisti tokį mokymą. O problema yra tame, kad netgi 2 procentai nukrypimo nuo kurso, jeigu žiūrint laivyboje, laivą nuveda į visiškai kitą tikslą. Aš kažkur girdėjau šitą palyginimą, aš pati neplaukiau tokio ilgo atstumo, dėl to aš nežinau, ar tai tiesa ar netiesa, bet jeigu, pavyzdžiui, laivas išplaukė iš kelionės taško A ir jam reikia nuplaukti daugybę jūrmilių į B tašką ir jeigu jo kryptis kažkurioje vietoje nusimuša bent jau per 1 laipsnį, kad jisai savo tikslo nepasieks. 1 laipsnis yra labai nedaug. Lygiai taip pat krikščionio gyvenime, ta deviacija, nukrypimas nuo tikslo jis neturi būti didelis. Priešui pakanka tave išmušti per 1 arba 2 procentus. Ir tai iš tikrųjų, man asmeniškai tai yra labai labai didelis ir baisus perspėjimas, raginantis iš tikrųjų subudėti. Apie netikrus mokytojus ir pranašus aš irgi turiu atskirai įrašiusi įrašą, jeigu jūs jo nesate klausę, aš labai labai rekomenduoju, nes tenai yra išsamus, pakankamai išsamus įrašas, koncentruotas, su daug rašto vietų ir vadinasi jisai netikri pseudo pranašai, iš tikrųjų taip vadinasi. Ir aš įdėsiu nuorodą į aprašymą. Galiausiai dar vieną pridėsiu priežastį, dėl ko, manau, atsiranda vieta klaidingam mokymui Kristaus kūne. Tai kai nėra pamokslaujama grina, tikra, bekompromisė evangelija. Šiais laikais mes esam pripratę prie atskiestos žinios, kad nedaug Dieve nebūtų įskaudintas kuris nors klausytojas ir visokios ten politkorektiškumai prasideda ir panašiai. O jeigu būtų pamokslaujama tikra grina, bekompromisė evangelija, tokia kokia yra užrašyta, tokios evangelijos pakanka atversti bet kuriam žmogui. Nes parašyta, kad tokia evangelija yra jėga, tikra jėga įvykdyti neįmanomą dalyką. Tai yra atgimdyti iš naujo žmogų. Tai vat, kai mes pamokslaujame tik tai fainą žinią, gerai skambančią mūsų ausims, arba gerai skambantis mokymas, pavyzdžiui, būna. Tai mes tada gauname neatsivertusius žmonės bažnyčioje, o tuos, kuriems patinka fainos, skandalingos, taip fainos, skambiai skambančios žinios. Aš taip drįstu spėti ir aš drįstu daryti išvadą, kad tie motyvaciniai speakeriai, taip vadinami, ar motyvaciniai kalbėtojai, coacheriai, jie neturi nei vieno atsivertusio žmogaus. Bet jie sumotyvuoja žmonės. Žmonės juos seka tūkstančiais. Tačiau jų žodžiuose nėra jėgos, gebančios atversti žmogų iš ožkos į avį. O juk būtent taip ir įvyksta. Mes buvom vienokie ir dėl evangelijos mes buvom pražuvę, nuodėmėse mūsų sena prigimtis. Išgirdę evangeliją, išgirdę žinią apie kryžių, apie tavo seno mirtį, būtiną mirtį, mes tampame naujais kūriniais, įtikime ir atgimstame iš naujo. Mes iš vienokių tampame kitokiais. Ir tas kitoks yra toks naujas, kad jis visiškai tokio iki šiol nėra buvę. Ir kalbama kažkurioje vietoje Evangelijoje apie tai, kad bus atskirti ožiai nuo avių. Tai vadinasi, dažną kartą mums atrodo, kad ką mes bažnyčioje darome, tai ožius bandome perauklėti, tapti avimis. Ir tą darom su įvairiais gražiais skambančiais tiesiog, visokiamis programomis, užsiėmimais, kai iš tikrųjų žmonėms tai reikia gryno Dievo žodžio, grynos Evangelijos. Kad viskas būtų, kad mes grįžtumėm nuo visų tų, nuo tos tokios populiariosios krikščionybės grįžti į pačias šaknis. Nes dabar atrodo, kad kiekvienas, kuris jau iš viso, kur tik be pažvelgsi, jeigu kokia nors labiau linksniuojame pavardė mokytojo krikščionio, būtinai bus visokie titulai, būtinai bus daug prirašyta išleista knygų ir atrodo leidžia tas knygas.
Bet nejaugi mes nesuprantame, kad mums reikia evangelijos, grinos evangelijos. Aš apžvelgiau kelias iš priežasčių. Mano manimu, tai pakankamai svarbios priežastis, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį, kaip klaidingas mokymas galėtų patekti į Kristaus kūną ir toks apie meilę savo, patenka į Kristaus kūną ir įsitvirtina tame, įleidžia šaknis ir duoda vaisių netgi. Mano nuomonė, vaisius yra sieliniai žmonės. At tokio, būtent šito klaidingo mokymo. Mato Evangelijoje pabaigoje 24 ar 25 skyriuje yra užrašyta, mano nuomonė, ganėtinai baisi istorija apie 10 mergelių. Ir tos 10 mergelių laukia pargrįžtančio jaunikio. Tas jaunikis neketina grįžti kažkada, jis jau grįžinėja, pargrįžta. Vadinasi, jo grįžimo procesas jau prasidėjo, jis jau pasuko atgal, jis grįžta. Ir dabar tos mergelės laukia to jaunikio. Ir taip išeina, kad 5 iš tų mergelių yra protingos ir jos pasiėmusios aliejaus su savimi ir žibintus ir aliejaus žibintams, o 5 nepasiėmė, jos pasiėmė tik žibintus, bet nepasiėmė aliejaus. Ir dabar aš nenoriu į tą gilintis, kas tas aliejus, kas tie žibintai, aš noriu gilintis į santykį, į skaičius paprasčiausius. 5 ir 5. 5 mergelės iš 10 yra pusė. Ne vienas iš 100, ne vienas iš 1000. Tai yra pusė, vienas iš 2. Tai yra, aš galbūt skambėsiu melodramatiškai, bet man tai yra labai kraupi žinia. Jūs įsivaizduokite, jeigu paimti grinai techniškai pritaikyti šitą skaičiavimą, tai pasižiūrite į savo draugus, tikinčiuosius. Sėdi 2 draugai tikintieji, vienas iš jų neturės savyje aliejaus. Aišku, čia jeigu techniškai pritaikysi, galbūt taip nėra. Galbūt viena visa bažnyčia yra protingos mergelės, o kita visa bažnyčia yra neprotingos mergelės. Bet ką aš turiu omeny, kad tas santykis, kad čia nebus, kad mažuma tik tais neturės aliejaus. Va šitą reikia išgirsti. Nes mes dažniausiai linkę manyti, kad kas jau kas, kažkas kažkur pasaulyje, Indijoje, Afrikoje, nežinau kur, kažkas kažkur tikrai to aliejaus neturės, bet tai mums tai tikrai negalioja. Tai va čia reikia atsibusti. Todėl, kad vienas iš 2 yra 50 ant 50 šansų, kad tai galioja ir tau. Ir kai aš suvokiau tą santykį, tą skaičių, aš iš tikrųjų suklusau. Ir aš galvoju, jeigu Jėzus perspėjo, kad kelias yra tikrai siauras ir nedaugelis juo eis, o čia jisai kalba ant vienas iš 2, pasirodo aliejaus neturės, tai žinokit, verta tada susimastyti ir apie rimtumą. Ir Pauliaus laiškų, ir Petro laiškų, ir Jono laiškų, ir apie Evangelijas susimastyti apie rimtumą. Tai nėra vien tik kažkokia fainas čia dalykas, ta krikščionybė, galima gražių sentencijų savo rasti, tokių išpažinimų, gražius marškinėlius pasidaryti. Čia nėra vien tik apie tai. Tai man atrodo, mums visiems yra lygiai tas pats šaukimas dabar budėti, ištirti save ir matyti suvokti, kad jaunikis, Kristus, kad jis nesugrįž kažkada tai, kad kažkada ten, gal dar 1000 metų, gal dar 300 metų, jisai sugrįžta. Ir mums reikėtų taip ir gyventi, žinant, kad Kristus sugrįžta, nesugrįžinės kada nors, bet jis sugrįžta. Tai būkite visi palaiminti.